Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Visi prisimename jausmą, kuris mus apninka prieš pat egzaminą. Kad ir kaip stengiamės jį numalšinti, jis tik dar labiau paaštrėja. Taip kalbama apie stresą. Tačiau Čikagos universiteto mokslininkai sugalvojo būdą, kaip kovoti su stresu, atsirandančiu prieš svarbų egzaminą. 2010 metais Čikagos universiteto atliktas tyrimas parodė, jog paprasčiausiai užrašant ant popieriaus lapo tai, kas jūs prieš egzaminą neramina, padeda sumažinti stresą ir taip pasiekti geresnių rezultatų. Mokslininkai išsiaiškino, jog studentai, kuriuos prieš egzaminus kankino jaudulys, sugebėjo pagerinti savo egzaminų rezultatus visu balu. 10 minučių prieš egzaminą studentams buvo liepta ant popieriaus lapo užrašyti tai, kas juos neramina. Šis pratimas studentams sumažino prieš egzaminus atsirandantį nerimą. Tiesiog galvoje liko daugiau vietos protui. Tad prieš rašydami egzaminus ar kontrolinius, nepamirškite atsinešti papildomą popieriaus lapą ir užrašyti visas jūs kankinančias mintis. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat mus kviečiame sekti Facebook puslapyje.